Silvija, jeigu neįvyksta sandoris, ar reikia grąžinti avansą? O kodėl neįvyksta sandoris? Čia, žinai, pagrindinis klausimas ir yra, kodėl neįvyksta sandoris ir tada ir bus atsakymas, ar reikia grąžinti, ar nereikia. Mhm. Pagrinde, aš kai dirbu, tai stengiamės visada pasirašyti preliminarią. Tu turbūt irgi, taip? Tai kitaip tikrai ne. Nes turėjau keletą, žinok, patirčių be preliminarios, bet ten buvo, tokios priežastys, kad nesusitarė. Niekaip, ta prasme, tai vienas punktas vienai pusiai, tai kitas punktas kitai netiko. Dėl to mes rizikavom ir ėjome be preliminarios. Tai čia buvo rizika, nes ir be avansų. Ta prasme, tiesiog susitarėm, kad einam pas notarą. Bet čia labai rizikinga. Labai. Bet, įvyko. Tie abu sandoriai įvyko, viskas tvarkoj. Tai jeigu atsakant į šitą klausimą, ar reikia grąžinti avansą, tai reikia žiūrėti į sutartį, kas yra preliminariu, ne? Kad jeigu persigalvoja pirkėjas, tai jis praranda avansą. Tai tada negrąžinamas. Taip. Jeigu neįvyksta dėl pardavėjo kažkokių ten, nežinau, netvarkingi dokumentai, nespėja sutvarkyti, nors visada yra punktas, kad galima pratęsti. Tai čia turi būti, kad, jeigu ten Abi šalių susitarimų. Taip, ta prasme, jeigu, nespėja gauti, nežinau, ten paveldo dokumento, ne, kad paveldas, ten apie mėnesį užtrunka tą pažymą gauti, kad parduoti. Jeigu nespėja, užtrunka tas instancijos, neišduoda to leidimo, pažymos tos, tai reiškia, tada galima parašyti abipusių susitarimų, pratęsiam dar ten porai savaičių, ar ten kiek ten laiko reikia, ir sandoris vyksta, niekam nieko grąžinti nereikia. Bet jeigu piktybiškai, tarkim, persigalvojau parduoti, tiesiog vaikam paliksiu, arba ten belenka, tai tada automatiškai grąžina avansą ir moka baudą. Tai viskas irgi pagal aprašytą sutartį, ta prasme, kaip susitarė iš anksto. Taip, išskyrus atvejus, kai yra, pavyzdžiui, numatyta, kad yra kažkokios, tarkim, nežinau, bet kokios situacijos, dėl ko neįvyksta sandoris, bet kad nekaltas nei pardavėjas, nei pirkėjas. Tai tikrai tokiais atvejais irgi yra grąžinama ir nebūna jokių baudų. Taip pat, ką aš irgi pastarojo, pavyzdžiui, metu įtraukiau sutartį, jeigu žmogus negauna paskolos, bet, pavyzdžiui, ne tai, kad jį netenkina, tarkim, sąlygos, nes būna, kad, tarkim, pasiūlo, aš nežinau, tarkim, duokit 50% pradinio įnašo ir mes jums duosim paskolą. Tai dabar mes su kai kuriais klientais, kur, pavyzdžiui, aš matau, yra tas poreikis, mes parašome, kad jeigu, pavyzdžiui, gauna sąlygos, kur, tarkim, yra įnašas pradinis daugiau negu 25 ar 30% už rinkas, tai mes tada irgi kaip ir grąžinam, bet jie tiesiog mažą tokią nedidelę kompensaciją padaro. Ta prasme, nuo to avansų, tarkim, 5000 avansas ir jie kompensuoja, pavyzdžiui, kokius, nežinau, ten 500 eurų, kažkas tai tokio, už tą sugaištą laiką. Taip. Jo, aš manau, kad tai yra sąžininga, nes ką pati jau esu susidūrusi su savo klientais, kad tikrai būna tokiu atveju, kad tu negauni tos paskolos. Ir aš turėjau dabar pastaruoju metu gal 3 tokius atvejus, kur atrodo žmonės turi pinigų, visa kita, bet ten tokios absurdiškos priežastys, kad atrodo, kad kodėl. Ir žinok, labai džiaugiuosi, kad tą punktą įrašėme. Tik aišku, kartais pardavėjai, ne kartais visą nepatenkinti, kad gaunasi jų laiką sugaišim visą kitą ir nori tų didesnių baudų. Tai dabar jau vėlgi naujas punktas sutartyje, kad ta bauda būtų šiek tiek didesnė, kad irgi nebūtų taip gaila ir pačiam pardavėjui. Tai yra labai svarbu žinoti, kas yra numatyta sutartyje. Ar tai yra numatyta, pavyzdžiui, brokerio, ar tai yra numatyta pačio, nežinau, pardavėjo, ar galbūt pirkėjo, kartais būna ir pirkėjų sutartys, ar, pavyzdžiui, galbūt teisininkas jums tą sutartį sudarinėjo. Tai labai įdėmiai skaitykite ir labai įdėmiai apgalvokit viską. Taip, o dar, Andželika, ar neįrašo to punkto su sklypais, kai reikia žemės ūkį parduoti? Ir NŽT, tarkim. Yra tas punktas. Aš naudoju šitą, kad avansas grąžinamas irgi, žinok, prieš tai naudojom tokį su savininkais, kad tipo viską grąžinam. Bet dabar irgi, žinok, paskutiniu metu įrašom tokį punktą, irgi paliekam, priklausomai nuo avanso, avansai niekada nebūna ten dideli, stipriai už žemės ūkį, bet kokių 300-400 paliekam. Ta prasme, jeigu vdruk NŽT gaunant tą pažymą, atsiras kažkuris kaimynas, ar ten, maža ką, arba jiem neduos pirkti. Kažkas, žodžiu, su NŽT susiję netenkins, negalėsim padaryti sandorio, tada mes grąžinam avansą,
tik vat suderinam abiem pusėm tinkamą tą kompensaciją, kad savininkui lieka kažkiek, nu nes mes, kaip sako, nu visien laukiam to NŽT ir gaištam laiką, Taip, kad vat galėtų kiti žmonės, ane, pretenduoti ir taip toliau. Vienintelis atvejis, vat, kai būna, tarkim, kada irgi reikia grąžinti per, vat, būtent jeigu žemės sklypas, žemės ūkio paskirties, ir tarkim reikia grąžinti tą avansą, tik tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda kažkoks tai kitas pirkėjas, turiu omeny, vat, kai tu pažymą tą parašai, vis tiek atsiranda tų norinčių pirkti. Ir kartais būna taip, kad jisai nori ir jisai nesutinka tą notarinę atsisakymą pasirašyti. Būna sako, kad ne, aš noriu pirkti. Ir iš tikrųjų eini su juo iki sandorio, tai tada ir grąžini tos pinigus pirkėjui, bet tada, kadangi pirkėjui yra atsisakyta, pavyzdžiui, pirmą kartą pas mane buvo tokia sutartis, kur mes, nu, ta prasme, turėjom sumokėti tą baudą. Bet dabar, jeigu, pavyzdžiui, tokia situacija ir tai iš tikrųjų nepriklauso nuo pardavėjo, tai mes kaip ir nieko, nu, nemokam jokios baudos. Tai va aš kartais pagalvoju, ar tai yra teisinga, ar tai yra neteisinga. Ir va aš, žinai, kartais būna susimastau, su kolegom pakalbu, visą kitą ir visą laiką nuomonės dalinasi, va 50-50. Ir nežinai, kaip čia geriau daryti. Tai vat, aš manau, kad čia realiai reikia žiūrėti pagal situaciją, pagal pačių žmonės ir pirkėjus ir pardavėjus. Jo, aš irgi visada, kaip sakant, ieškom to kompromiso, va būtent toj situacijoje, ne? Taip. Ir aptariam visus įmanomus blogus, gerus scenarijus, kad tiesiog numatyti ir vieni ir kiti liktų gale patenkinti. Mesgi visi norim to galutinio rezultato, kad būtų. Parduoti. Parduoti, nes vieniem reikia parduoti, gauti pinigus, kitiem nusipirkti. Taip. Kad vat abu rezultatai būtų patenkinti, bet kartais, tenka ten ir, kaip sakinti, ir grąžinti avansą, nes, iš NŽT gauni neigiamą atsakymą ir viskas. Taip. Tai vat, jeigu jums reikalinga ta pagalba, jeigu norite gauti informacijos ar pagalbos su sutartim, tai gali drąsiai rašyti mum. Mūsų kontaktus rasite šio video aprašyme. Rašykite mums, sekite, dėkite širdeles ir einame prie kito klausimo.